Vadinasi, Марина. aš Ina, čia Marina. Как к вам O kaip лучше į jūs обращаться? geriau kreiptis? Aš Rolandas. Роландес. Что хотели бы нам Ką узнать? norėtumėte mums papasakot? Šitas vienas momentas, aš dalyvavau mokykloje Мгм. Gyvino. Ir šitą momentą norėčiau pažiūrėti. Pasiekmės vis tiek eina, kažkas atsitinka. Tai dar kažkokie keisti įvykiai. Antra, kad santykiai su mama. Jie tokie pakankamai agresyvai, tokia netramdoma agresija. Ir nors tai smulkmena, bet jinai man iššaukia tokią didelę nepasitenkinimą. Ir norisi sakyti, priveda prie minties, kad То есть даже до сих prie to, пор, kad да? tai net iki dabar. Dabar pasidarė jau. Mes А вы скажите norėtume ее peržiūrėti. O имя? pasakykit mamos vardą. Aldona. Алдон или Алдона? Aldon ar Aldona? Ar Aldona. Jinai netikra mano mama. Aš įvaikintas sūnus. Mano tėvai mane paliko 3 metų ir į prieglaudą. O nežinote, dėl kokios priežasties jūsų paliko? Ten tokia buvo situacija. Man 15 ar 20 metų atgal papasakojo, kad tėvas buvo alkoholikas, o tėvas buvo nusikaltėlis ir jisai numirė kalėjime. Ir kažkokia yra ryšys, kodėl pas mane tokia agresija būna prabunda. Mano, tai nereiškia, kad aš kažką darau, bet dar truputį ir norisi jau negatyvus veiksmus daryti. Tai yra sunaikinti objektą. O jūs galite pasakyti savo gimimo datą? Mes pažiūrėsim pagal numerologiją. 10 июня. 10, Ля. Мгм. 06. Ага. А сейчас O dabar kaip? что? Kaip Семья šeima? какая? Есть? Yra? Pas mane nėra? Su mama kaip ir normalūs santykiai, kaip kad jinai mane jaustų, jinai atvažiavo pas mane gyventi, nes jai 83 metai ir man ramiau gyventi, man ir mamai. Aš labai neagresyvus žmogus, bet atsirado iš kažkur tai agresija. А у нее Ar вообще pas своих ją savo vaikų nėra? Ne, nebuvo. А O ее jos vyras? Ten irgi toks klausimas. Tai kažkuris iš jų negalėjo turėti То есть vaikų. она Tai воспитывала вас одна или tai jinai, очень jinai jūs viena auklėjo ar dar kažkas? Kaip, понятно. Что kaip еще, ну, понятно, вот выйти из этого эгрегора. išeiti iš tos mokyklos egregoro, kaip Непонятно, что по родовой nesuprantama, линии, kas что su еще, giminės если šaka, просто kas paprastai paaiškinti, для жизни вы ką хотели бы jūs norėtumėt приобрести gyvenime pakeisti. для своей жизни. Dar momentas toks, kad aš negaliu apsispręsti, kur man eiti. Astrologiškai aš liktai galiu viską daryti, bet tu principė nieko. Nėra tokio, pradedu kažką daryti ir kažką mane nustumia
kažkokios kitos sferos pradeda traukti ir kad aš negaliu susikoncentruoti į vieną veiksmą. Pas mane yra savo verslas, bet daugiau dėl pinigų, dėl malonumo. O aš norėjau užsiimti buhalteriją ar naujomis technologijomis, bet man kažkas visą tai maišo kažką daryti. O kas surišta su medicina, kažkokia medicinos technologija, niekad nepritraukti. Aš skaitau, kad dabartinė ta medicina, kuri dabar yra, netitinka mano įsitikinimo. Bet jūs teisingai pasakėt, kad naujos technologijos, naujas matymas. Bet aš galų gale savyje viską tai eksperimentuoju. Часто в эту сторону, в это направление идут. Bet paprastai eina į tą pusę, eina žmonės, kurie netgi neturi tradicinės išsilavinimo medicinio. O dabar tie, kurie žiūri tą pasaulį naujų požiūrių, kurie biorezonansinė technologija, kaip nustatyti žmogaus sveikatą. Aš žiūriu pagal skaičius, pas jūs labai jūs įdomi vystytųsi jūsų kryptis, būtent kaip sveikatimai sielos ir kūno. Ar kažką jūs galite taip pakeisti, kažką tai kažkas organizuoti, netgi mokyti žmonės. Bet tai nesurišta su tradicinė medicina gydymui. Mes dabar į tai pažiūrėsim. Aš tik užsiiminėjau pats ir kažko domiausi. Bioreguliatoriais. Iš pradžių nuo to prasideda, kad iš pradžių savo, o paskiau toliau kitiems. O aš bute padariau laboratoriją, bet aš tik dėl savęs. Kalbėti žmonėms apie tai kažkaip tai neverta. Kažkaip anksti apie tai kalbėti. Aš jau susidomėjau. Aš ypač šviesos technologijos. Tai turi labai genialu būti. Pasakyti, kad genialu. Taip, kaip čia, raudona šviesa. Kaip ta raudona šviesa veikia sąnarius. Mėlynas šviesa, kuris veikia psichoenergiją. Tai kaip aš neplačiam kontingentui. Ir žmonės ant tiek daug norinčių dabar, kas žinoti, nes jau gal pusė žmonių nusisuko nuo to, ką mums kišo į galvą. Ir dabar eina tokia sritis, kad reikia paprasčiausiai kaip upės vagą išvalyti. Dabar aš jau buvau pradėjęs kalbėti, bet ne tiems jūs pradėjote kalbėti, nes mes dirbame energetiniam lygyje, bet aš suprantu, kad reikia materializuoti, kažką dar padaryti tai, apie ką jūs pasakojate, sustiprinti. Tai tranzitas. Ir ryšim su to. O su to tranzito paskui eina dar visą kitą. O viskas teisinga, kodėl kad žmogus grįžta į bendrą įprastą aplinką. Ir tie žmonės, kurie jiems nepatinka, tie įprašė ir smegenys įjungia programas, kur buvo pradirbtos. Ir tą momentą reikia žmogui susitvarkyti, pasie įprastas neurologinis problemos. Ir kai yra koks mechanizmas, kaip jūs pasakojat, kuris gali paimti kažkokį bet kokį prietaisą ir padėti susitvarkyti su tuo nekorektiškumu, ne taip
в informacinė информационном lauke, поле почистили, а o психика psichika осталась, liko. тогда Bet это reikia, будет еще o tai более bus сильно. žymiai daugiau То есть didesnis в этой rezultatas. Tai yra пилюле ему стало išgėrė хорошо. piliulę, Он понимает, что пилюля bet это jam pasidarė не gerai. совсем Bet то, mes suprantam, kad что piliulė ne может tai, быть kas действительно gali iš tikrųjų цветовыми šviesos impulsais, какими-то signalais, сигналами, какими-то kažkokios вибрациями vibracijas исправлять всю его гормональную sutaisyti систему. jo Поэтому это не то, что hormonalinę будущее, это sistemą. уже Tai есть, ne этим ateitis, занимается o весь мир. tai tuo užsiima daug žmonių. Ir pas mane dar klausimas, aš padedu mamai, duodu visokius aparatus, kurių jie nesupranta. Ir savo vienam partneriui verslo duodu. Ir mano klausimas buvo toks, ar nelendu aš į jų erdvę. Mano tikslas, kad jie būtų sveiki, gražus, laimingi. Ir aš kažko pasąmonėj supratau, kad aš nesupratau apie juos. Aš kaip nenoriu jais rūpintis, kaip jie nuo to tam nepasiruošę. Ir aš ne iki galo supratau, ar aš teisingai taip elgiuosi. Jeigu jūs užduotumėt klausimą savo mamai, ar jūs norit, kad tavo kūnas būtų sveikas, jinai pasakys, kad taip, a jinai vis sako, kad kiek Dievas duos, tiek aš ir gyvensiu. Tai fantikas. O jeigu viduje užduot, ar tu nori būti sveika, ar tu nori sirgti, jinai visada pasakys, kad aš noriu būti sveika. O ką, ta, kas duos Dievas, это kaip maska, kaukė. Bet kokiu atveju žmogus norėtų visi būti sveikas. Jinai meldžiasi tavo sveikatos, jinai meldžiasi už save, už mane. Viskas logiška. Ir principe. Ir bet kokiu klausimu viskas. O kas pas jūsų su jūsų asmeninė sveikata, į ką norėtumėt, kad aš pažiūrėčiau? Principe, kažkokių didelių problemų neturiu. Tokių. Vaikystė kažkokios traumos, operaciniai intervencijos. Aš neatsimenu. Nieko. Aš su kuo nepakalbėsiu. Tai tas, tai anas, o pas mane tai kaip ir... Pas mane... Gal to, kad 3 septintukai, dėl to mane taip ir neša. Mums reikia pripažinimo. Pas mane irgi žvaigždė buvo apversta ir man reikėjo, kad kaip tai baisu buvo pradžioje, kas ką pasakys, kaip užmėtys pomidoras. Ir kai tu atsistojai į savo sritį ir pradedi kalbėti ir gauni pripažinimą rezultatuose. O tai čia yra gyvenimo prasme. Ir reikia visą tai daryti nežiūrint nei į kas ką pasakys, nei kaip kam atrodo. Visiškai nesvarbu. Dėl savęs transliuoti. Pas mane yra kaip kuri baimė. Kaip pripažins ar nepripažins. Aš nenoriu būti matomas. Bet jeigu taip giliai užduoti klausimą, tai jinai pasakys, nepriims, apjuoks, išmes. Savo purvinais patarimais. Dėl to daug tokių žmonių, bet neverta žiūrėti jos dėmesį. Už tai, kiek jos pamatys ir kiek bus dėkingo. Ir kaip bus teisinga, ir kaip tai dirbs. Tai kaip per tai galim dirbti.
kaip aš savo retrytuose ir nereikia man jam kažką sakyti, kad mane aukštinti. Aš esu egoistė, aš pirmą eilę darau dėl savęs, per jūs, aš priimu tą informaciją. Tai yra tiems žmonėms, kurie šviečiasi, kurie įeina į tą informaciją. Jeigu aš pati tik tai jausčiau, o kai aš matau per kitus žmonės, man norisi kvėpuoti ir džiaugtis, kad visą tai vyksta, veikia. Ir per daug metų kiek grandiozinių pergalių ir kiek iš komos sugrąžintų, kiek vaikų gimė, kur iš komos, kurie daktarai sakė, kad jie kaip sakant, viskas jiems baigsis, o tu paima žmogus ir grįžta. Taip, mama, kaip man sako, kad taip lemta. Mes įmam atsakomybę, mes įmam pultą valdymą savo gyvenimą į savo rankas ir pradedame savo personažo, pradedam patys žaisti, o ne kažkas mūsų žaidžia. Marina, ar turit kažkokių klausimų dar? Pas mane vienas klausimas. O kas įvyko, o kodėl jūs nusprendėte išeiti iš tos mokyklos? Man prasidėjo naktinės atakos. Tiesiog iš ryto būdavo kaip kad paralyžius. O prieš tai aš matau kažkokios būtybės bando įtakoti. Ir aš pradėjau klausti, kas vyksta. Man seniau taip energijos daug prarasdavau. Ir jinai pati kažkur išeina, kažkas įeina. Po to aš dar prieš tai bendravau. Bendravau su kitais. Ir jinai man paaiškino, kas vyksta. Tiesiog mano aukščiausias aš kažkaip buvo patraukta. Aš galvojau, kad aš nesavas. Nes kažkokia pastoviai vidinė būsena, aš nejausdavau. Aš pradėjau jausti save tokią techninę. Galim sakyti, kaip dabar eina tas dirbtinis intelektas, bet jisai ateina toks laikas, kad kaip tai vadinasi, neuro ryšys. Jinai turi energetinę struktūrą. Tai yra, jinai ne visiškai žemiškas, taip teisingai visiškai. Ir pas mane toks jausmas, kad aš toks instaliuojama programa biorobotam. Ir ta programa kažko integruojama. Aš tai jaučiu ir jie pradeda kovoti dėl jūsų energetikos sistemos. Dėl to, kad biorobotas reikalingas jūsų sistemos. Ir taip ir yra. Ir taip pradeda instaliuoti. Ir aš pradėjau taip save jausti, kaip aš ne žmogus. Kaip toks jausmas, kaip kažkokia džiaugsmas, tokia meilė. Ir mūsų esmė. Jinai pradėjo dingti. Ir pradėjo viską sudaryti daug klausimų ir kažkaip pradėjo keisti tos jausmus ir pradėjau kažkokią svetimą kūną jausti. Galvoju, kas vyksta, kas darosi. Tai iš tikrųjų taip yra. Tai ką, galim pradėti? Tai išjungit mikrofoną. Nors pas jūsų ten tylu, kaip jums patogu, kad nebūtų šalutinių garsų. Tai kad dabar apšviečiam erdvę ir ką mes matom?
общий. kokia mūsų bendra situacija, kokia bendra erdvė. Такая большая Tokia сцена didžiulė scena, didžiulė и куча ir прожекторов daugybė prožektorių посередине nukreiptų į vidurį. и в Ir viduj середине. Мы почему-то все втроем mes сидим. visi randamės tryse toj scenoj. Теперь мы O dabar mes stebėme tos prožektorius ir kas kaip žiūrovas, kas už kulisų. Tai yra apsukam šitą amplitudę į dėmesį театральная такая система, скажем так, persukam, nors teatralinė sistema pasakys, kad taip negali būti, nes mes dualiam pasaulyje. За каждым Už kiekvieną prožektorių stovi, но он похож на jis человека. panašus į žmogų, Причем один и тот же со всех bet сторон. iš visų pusių vienas ir tas pats. И через эти Ir per tos прожекторы prožektorius jisai bando как-то kaip энергетически что ли, контролировать. energetiškai kontroliuoti. Вот, и тут вдруг Ir staiga mes kontroliuojam jį, tą процесс, procesą, который kurie eina, procesas, kurie eina per tą būtybę. Mes tiesiog žiūrim jį detaliai. что перед Kas нами. prieš mus, kas toks prieš mus. Он тот, у которого много Jis tas, pas kurį daug veidų. Tiesiog stebėm be emocijų, tęsim stebėjimą. Ты сам заставляешь Tu pats verti смотреть žiūrėti на į тебя. tave. Ты сам Tu pats напрашиваешься prašai за тем, tam, чтобы kad, тебя еще kad более tave dar раскрыть daugiau свою išaiškinti tavo visose pavydaluose. Он И саку. говорит, что у него Kad pas есть, jį yra, ну так скажем, taip sakant, очень высокий labai покровитель, galingi globėjai, который скоро kurie придет. tuo ateis. очень Labai хорошо. gerai, Но bet, все те, кто bet разделяет, kas tie, kurie skirsto сейчас как это сказать, свое savo присутствие на buvimą высокой į низкой žemą ar Поэтому сейчас aukštą, очень jie apriboti. Tai dar подсказка per jo проявляется. pasakymą mes apreiškime tuos, apie kuriuos jisai kalba. Сейчас вне высоко, Mes, tai yra, mes dabar nei aukštai, nei žemai, nei toli, nei arti ir be kokiuose išmatavimuose. Но они похожи на Jie таких panašus į tokius, белых, į baltus, ilgus, длинными su ilgom руками rankomis, инопланетян. ateivis. Užfiksavome juos ir dabar žiūrim Rolandą. Kaip Rolandas, kaip priima tą informaciją, kaip jisai priima tos personažus, ką jisai sako ir kaip jie atrodo. У него Pas jį ноги привязаны, kojas pririštos, вот так веревками между собой. kojas surištos aplinkui ir ant rankos ženklas, Многоугольник. daugiakampis. И Ir он jisai bando пытается išsiplėsti, подойти, но вот эти ateiti, nueiti ir tie зафиксированы, užfiksuoti они как-то направляют kažkaip вот nukreipia kaip tokie spindulį tiesiai į jį. и Ir постоянно как бы pastoviai, укачивают, ну вот как из человека кровь. kaip kad iš žmogaus kaip ima kraują, taip iš jo ima pastoviai energiją. Я сейчас хочу Ir aš dabar noriu priminti Орландо, что Rolandą, мы находимся- kad jisai, находимся перед kad mes randamės dualumo pasaulyje, pliuso ir minuso, ir kaip tik kai supranti, kad tos pozicijos yra vienodos, tai tu gali spektrą poveikio nukreipti į
į kitą pusę. Tai dabar tu jos laikai, dabar tu jais manipuliuoji и ir воздействуешь на своего paveikiai смотрителя. savo požiūrį. Можно в это Ar поиграть. galima šituo pažaisti? Kas tokiu atveju? Он Jisai смотрит žiūri сейчас dabar вверх į через viršų вот per этот луч, šitą spindulį, который от него идет, kuris nuo jo eina и ir rodo показывает вот быстро greitai, бегущей greitai строкой кучу всяких bėgančią, разных bėgančią технических labai разработок techninės и от электричества. Вот gaminius, все, что есть на планете. internetas, elektra, viskas yra planetoje, kas dar nežinoma žmonėms. И оно Ir всё visa вот tai так вот идёт, eina. и они ему Ir jie jam bando пытаются объяснить, paaiškinti, что это они всё kad tai jie viską придумали. sugalvojo. Но всё Bet это visa tai придумано prigalvota всё yra на основе энергии, energijos на основе šviesos энергии. žinojimo, Вот эта kad энергия ant energijos сделает sielos. O ta energija, является строительством всего. tai yra gaminys viso to А не kūrybos, свобода, которая o ne laisvė, транслируется kuri dabar через kontroliuojama per jos, per действия, jų veiksmus, удержание, вот эти poveikio. путы, вот эти веревки. Tas virvės, Это tai как они kaip jie apie tai paaiškins. Они Jie считают, skaito, kad žmonės в том tokie состоянии, būsini как овцы. kaip avis. И просто Ir, нужно ir подсказать, paprasčiausiai reikia prisijungti prie jų. очень Ypač энергетические reikia и prisijungti prie tų, стать эту kurie энергию labai передать energetiški. окружающим. Reikia prisijungti ir imti energiją ir jie net nepastebėjo. Dabar reikia apreikšti tą momentą, kai žmonės pasidarė avis. Что Kas произошло, įvyko? вследствие чего Dėl ko taip įvyko? их сознание Kodėl jų sąmonė, отделено от сознания тела. kodėl jų sąmonė taip užtemdyta, kodėl jinai atitraukta nuo kūno. Ну, это целая Tai конструкция, ypatinga konstrukcija kaip ekranas, которая отделяет kuris atskiria сознание. sąmonę. Так вот, хотелось бы Tai сказать, man norėtųsi pasakyti, кто kas поставил kas экран, pastatė ekranus, kad žmonės pasidarytų kaip banda. Они Jie ir поставили pastatė. эти, ну, Tai инопланетяне, tie ateiviai. а теперь просто наблюдаем. То есть Dabar разговариваем tiesiog о том, stebime что išpakavimą informaciją, tai yra grubus įsikišimas, pažeidimas laisvos valios ir tuo pačiu Rolando valia pažeista. Ar Rolandas davė leidimą, kad darys su juo eksperimentus, kad voks jo energiją. Есть у них какая-то сделка, Ar контракт, pas juos yra koks товарищи? kontraktas, kažkokia susitarimas su to draugais. ну, прямо вот такой Tiesiog toks официальной сделки. oficialaus susitarimo nėra. Они его искусственно Jie завесили. dirbtinai jį uždarė ir viskas. А я сейчас Ir aš dabar siūlau предлагаю Rolandui apreikšti save ne formoje, ne kūne, kaip прояви свою pra- то, что им apreikšti savo esmę, kas jiems buvo taip svarbu чем им так важно было завладеть. ir ko taip svarbu buvo tavyje iš tavęs paimti. Он Jis такой toks, показывает jis rodo dabar jo energiją, как, tai kaip ну, kaip vulkanas, как камень, kaip kometa, которая все время kuri visą laiką burzgia, kuri jinai, так скажем, состояние стагнации. kuri pas jį nėra stagnacijos, yra pas jį pastoja kažkokia naujos idėjos, постоянно naujos вообще ну, такие внеземные tokie идеи. nežemiški sprendimai. Вот. Так и Ir я сейчас aš хочу, dabar чтобы noriu предложить Роланду pasiūlyti Rolandui. проявить для O себя dabar apreikšti tau tą информацию, informaciją,
Кто же Kas является этой yra силой? ta jėga? Ты или Ar те, кто tu, тебя ar tie, удерживают? kurie tave laiko? Он это Jisai, понимает. jisai tai Тогда supranta. как произошло? Tai kaip tada įvyko, Ну что же произошло такое, kas, что ты kad, поверил kad tu, в kas įvyko, kad tu силу patikėjai į jų jėgą? Тихо, если эта сила транслируется через Jeigu ta тебя. jėga transliuojama per tave. Просто когда Tiesiog kaip, он сейчас показывает, kaip когда rodo, люди kaip попадают žmonės в patenka į память, kūnus в память ir jiems ištrina atmintį, Стирают или ištrina насаживают ir prideda информацию о том, informacijos, как может произойти, prideda informacijos, kaip taip gali įvykti. что произойдет Kas, с тобой, kas если įvyks su ты tavim, умрешь, kad tu numirsi, будешь kad tu предан, būsi išduotas, kad tu забвению, tave pamirš, kad tu nieko negali. как перезапись идет на Ir tai kaip neuro Что сейчас tinkle делает Роланда? vyksta Зачем perrašymas. вам Ką dabar интересно? Rolandas У daro. него есть свои методики, Ir pas jį yra savo, понимание. ką daro Rolandas, pas jį savo yra metodika, savo supratimas. вообще Jis, очень jis необычный, labai nepaprastas, jis очень labai интересный. įdomus. Он этот Jis мир tą вообще pasaulį mato kaip не то, что не так, ne taip, kaip вообще ne taip. как-то Jis по-другому. mato jį visiškai kitaip. Как будто как изначально Kaip задумывался. kad būtų iš anksto būtų suplanuotas tas Все его pasaulis. вот Ir эти visi jo мысли, šitos это mintis, все visa есть, tai yra, это все реально, tai yra видимо. realu, viską tai veikia. Звук, Ir свет, garsas, ir spalva, и вот эти ir tos энергетические energetiniai потоки, srautai, эти šitos волны, bangos, šito электромагниты, elektromagnetės, все это viskas tai yra. есть. Это как будто у него Taip как kaip pasi, память. kaip bliksniai atmintyje, kaip periodiškai atsidarydavo. И он всем этим Ir пользуется visai visu там, tuo, в своей структуре. visu tuo naudosi savo viršui, savo Там struktūrai. же нет силы. Tengi nėra kūno. Над этим всем Va šito может, visu. ну как сказать, создавать Visą tai jisai gali новое, kurti новое, новое, naują Вот здесь pastoviai. Ir čia прослеживается разделение. Там ir dabar есть, matosi там своя структура, а здесь, значит, нет своей. atidalinimas, Вот что kad это ten такое? savo Что за struktūra, волны? ten ne savo struktūra. Kas čia vat per tamsumas. Входим в неделимую Ir kas, kaip mes dabar išeinam į neatskiriamą себя struktūrą. как Iš энергию. savęs kaip energija viso. Чем отличается это Tai kuo от skiriasi того? ta energija nuo tos energijos. его Jo структура struktūra уже jau очень labai ilgai, ну, как в земном понимании лет labai существует. ilgai žemiškų supratimų egzistuoja. O Žemėje pastoviai keičiasi civilizacijos. Причем примерно где-то 200-300 лет. Panašu, kas 200-300 metų jos ištrinamos ir vėl naujos. Все его Ir visi разработки, jo tie, все его вот эти знания, visos tos žinios, viskas, visi tie, не хотел бы ką их применять. buvo padaręs, jis norėtų panaudoti. Почему-то думает, что людям это рано. Jisai kažkodėl tai galvoja, jis norėtų panaudoti, bet jisai galvoja, Опять же, kad смотри, per anksti žmonėm. Nėra žmonių, ir esi tu. Tai yra priimti procesą per kitus, tai transliuoti procesą per save. Aš galiu pasakyti, kad man tai anksti, aš to nesuprasiu, tai man nereikalinga, tai aš abejosiu. Вот такое ограничение, как зеркало. Toks ribotuvas kaip veidrodis. И это в его поле. Ir tai jo laukia, o ne žmonių laukia. Dabar pažiūrėkime į tą veidrodį. Но оно выглядит Jinai как atrodo большое овальное kaip зеркало. didelis ovalus veidrodis, Почему-то отражение в нем все tik время. tai atspindžiai pastoviai kitokie. Tai yra, Он там jis отражается не как человек, ten он отражается как atrodo ne kaip žmogus, kaip energetinis И это rutulys ir visada восприятие kitoks. идет Ir tas через priėjimas eina per центр физического fizinę, тела или психосоматического, или ar же psichosomatinę энергия сама себя lauką. Ar energija pati rodo kaip tokia iškreipta pati save? Кто
Kas видно, mato что iškreiptumą в jame, нем Роланд. Rolande? Нет, Ne, энергия energija сама pati такая. nemato save, Давай kaip kad būtų проявим, iškreipta. что за O dabar механизм apreišk, транслирует kas per информацию, mechanizmas что ты transliuoja, kad tu искривлен. esi iškreiptas. Прям Tai такая tiesiog toks маленькая mm, звуковая установка. mažas Вот сейчас также Роланда įrenginys. Dabar tą есть Rolandas основа, mato, dabar yra, это тоже kad yra какая-то kažkokia įrenginys, kai биоритмическая čia yra toks bioritminis įsikišimas, которая kuris разрезает kuris вибрацию, pjausto vibraciją į kažkokias искажает, что dažnes ir visą tai gadina. Ką jis daro? Сейчас Jis dabar показывает rodo её. ją. Она Jinai выглядит atrodo как удар kaip молнии. žaibas То есть она постоянно ir jinai pastoviai nestabili. нестабильна, Jinai visą laiką žaibuoja. И Ir сейчас dabar он jis показывает, rodo, почему-то kažkodėl tai jisai вот jis направляет kreipia туда свет, ten šviesą и ir iš ten оттуда paima таких kelias искорок, žiežirbas остальное šviesias, всё o visą kitą tiesiog ištrina. То есть даже эта Tai установка netgi šita деструктивная destrukcinė создана на импульсах įranga padaryta ant impulso, энергии Роланда. ant energijos Rolando. То есть на твоем Tai yra tavo elektra. Да, сейчас Taip закрою dabar свои вот эти частички. paima savo daleles ir instaliuoja savo struktūrą. Экраны все убирают. Ekranus visus nuima automatiškai, Структура kaip целостная. struktūra pilna. Она прям как Jinai такой tiesiog kaip яркий свет. kaip ryškiai šviesa eina į kūną, į personažą Роланда. Rolando. И внутри вот этого Ir светового столпа viduj šito šviesos stulpo tokie užsikončiusius žiežirbos. Вот это его Tai энергия. jo energija. Она Jinai tokia такая необычная. nepaprasta, Она jinai какая-то kažkokia теплая, šilta, какая-то такая. kažkokia galinga И очень много. ir labai связано. joje daugybė žinių. Вот эта Ir ta energija kaip как enciklopedija. Только не с Tik tai ne su raidėmis, o būtent искрами. su žvaigždutėmis. И вот Ir если jeigu проявить apreikšti эти šitos слои, sluoksnis, которые себя kurie определяют, save apreiškia kaip kažkokia civilizacija ateiviška, kurie paima, jinai sako, kad jinai svarbiausia ir jinai pradeda savo žaidimo taisyklės это некие слои apreikšti. Tai jis dabar apreiškia определенного kaip kažkokias sluoksnis tam tikro intelekto, žinojimo. Ir jeigu tai yra dalis tavo energijos, kaip tu apsprendi, kad из этого kas вышло. iš to išėjo. Да, Taip, jisai mato, kad tai такие tokie, прослойки. tokios tarpai, Казалось бы, kaip межпланетные и инопланетные. atrodytų kaip tarpplanetiniai. На самом деле они Iš tikrųjų, jie taip save taip pateikia. они Jie tiesiog energijos rutuliai. Tai kaip energijos skausmo, energija baimės, energija pykčio, energija. Jie kaip tokie kaip rutulio pavidalio pavidalai, kaip kad kurie daro tokią hologramą, kad jie yra tokia būtybė. Ir jeigu dabar išeiti iš tos pozicijos planetinė, tarpplanetinė, tai tas pats kaip įveiti į smėlį ir pasidaryti iš vienos smėlio į kitą smėlį. Ir dabar išeiti į vieną kažkokį pavidalą ir jeigu mes kalbame apie kažkokią programą, kažkokios tai matricos dalyvavimo,
sąmonės, то в этой tai программе šitai произошел programai некий įvyko kažkokia klaida, ошибка, kuri, которую можно kurią отформатировать, galima suformuoti, перевести во что-то pervesti į другое. kažką Не знаю, kitą как он будет это ir делать. kaip jis tai darys. Так, Taip. вообще у него странное Aplamai подключение. keistas prisijungimas prie šitos matros. Ну, обычно подключают одного-двух. Paprastai prijungia vieną, du, o pas jį labai daug prijungta, prie jo biorobotų labai daug. Сейчас он это Ir dabar jis tai mato, Информация informaciją moka, informaciją vagia, ar tu sėdėk, mes viską padarysim. сейчас он Jis dabar visus tos momentus, ячейки. visas tos lentynas atjungia. особенно на Илона Маска можно Labai galima, ypač į Iloną Maską, galim pažiūrėti, будет kaip jis dabar jaus ir jam panašus generatoriai. на Vision. Naujausia idėja Вообще ir aplamai светосигналами не пахло. šviesa iš jo net nesklinda, net nekvepia. Отключаем всех получится. Atjungia jis visus juos iš eilės. И все коды доступа Ir visus kodus į savo lauką paima. забирает. Tiesiog paima, ištrina, pakeičia, Вообще atjungia, матрица, atsijungia nuo matricos, kaip tokios, как ферма kaip fermos, по созданию. kaip fermos, kuri gamina avis. Вот эти глобальные идеи, Ir tas globalios idėjas globalistų, вместе с su tuo Švabu, su Masku, visas tos idėjos apsireiškia. И что Ir kas происходит? vyksta? Тут еще и завязанные Tai čia dar ir reptiloidai dalyvauja tam schemoje. Ватикан. Vatikanas. Просто наблюдаем, Tiesiog как stebim, ką tiesiog Rolandas ką daro. Jie dabar gali, jie gali savo pavadinimą skelbti, aš Vatikanas, aš dar kažkas, bet jeigu taip kitaip, tai čia yra tik tai energijos rutuliukai. Bet jie nieko nereiškia, mums tiesiog užrašė, kad tai čia, kad čia tokia galybė, kai tik girdime Vatikanas žodį, ar kiti tie žodžiai, kuriuos dabar tu pasakei. Да, Taip dabar Rolandas paima ir каждый вот kiekvieną этот savo такой šitą что-то energetinę почему-то переворачивает, rutulį perverčia kaip smėlio laikrodį ir pradeda purtyti ir energija pradeda рассыпаться. byrėti. Его световая насыщенность Tai yra jo šviesos energija рассыпается. grįžta, o visa kita kaip grįžta, kaip kad sudegintas popierius ištirpsta, visi sklaido. Каждый этот Ir kiekvienas tas биоробот biorobotas тоже. irgi. Гейтс там Geitsas ten появился. apsireiškia irgi. Идейный вдохновитель. Idėjinis įkvėpėjas vabzdžių maistų, visi. Даже Netgi tie, надпланетная netgi planetos struktūra, kuri orbitos Žemė, netgi Žemėje pačioje vyksta pasikeitimą. Ir dabar kaip buvo kaip juodai balta plotmė, dabar tos juodos dėmės pasidaro irgi baltos. Как сейчас
kaip dabar согласна. patys Rolando struktūra, apsireiškime, tą, kurią mes matėm, nelaisvę, Она у него вообще pas jį феноменальная. dabar fenomenali. Его, не то, Ne, что jisai ne taip, kad stipriai galinga, bet kaip kad suprantama, это bet kaip eksperimentinė. Это какое-то что-то такое, Kažką tokio, что постоянно меняется, kažkas, kuris keičiasi, постоянно, kur pastovi что постоянно движение, judesyje, постоянно. pastovi. Именно таком мыслительном. Tokiam mąstymo judėjime. Структуры, Yra которые struktūros, kurios labai greitos, очень быстро o развиваются. ta struktūra labai greitai kažkokia, kažkokios idėjos. Мы видим, как, O kas dabar žiūrim, kodėl dabar Rolandas atsirado suspaudime, kodėl formoje, kodėl kūne, kodėl reikėjo įveikti į šitą žaidimą, чтобы потом kad заставить. jame užstrigti. Ну, как Jis большой kaip ученый, didelis mokslininkas создавал kūrė разные įvairius augalus, разные, įvairius gyvūnus. причем он их создавал Tiesiog до jisai kurdavo juos воплощались. ląstelių lygyje ir jie paskiau Хотел вообще jie Формы, apsireikšdavo. виды, Jis norėjo tos visokias formas, visokias įgyvendinti. Его интересовало, и Ir jis tai он проводил разные jį tai labai domina ir jisai įvesdavo visokias technologijas виды ir kurdavo įvairias aplinkas. Labai gražu. Все было пока. Buvo gražu, Поэтому kol netėjo kažkokia tai mintis. Viskas buvo labai gražu, kol netėjo mintis. это Ir ta mintis, Это ему tai jam приносить nustojo atnešti džiaugsmą ir jisai pajuto save pasijuto labai vienišas. Но это через Bet tai per наблюдение за своим stebėjimą savo проектом. savo projektais, Вот наблюдая за dabar stebint į juos, kas įvyko. он просто Jis tiesiog ощутил, что pajuto, так как они kaip kad negali jie būti kaip jie. Ir jam realiai atrodė, kad не идеальный, не kad целостный. jis ne vientisas, kad neidealus. То есть его творение Tai yra изменилось, jo būsena pasidarė, atsiskyrė nuo jo ir pradėjo gyventi savarankiškai. Dabar grįžtame į tą momentą, kaip jisai jos dar nepreiškė kaip formą. Вот если Jeigu žiūrėti iki to, kuo jisai skiriasi nuo to, kuris pasidarė po jo. Пока они с ним все Kol kas jie visi su juo, сказать. их не ir jų было. nebuvo, ir jisai nebuvo jų sugalvojęs. Но он Taip, там jisai- большой, целостный. Tai jis ten didelis ir vientisas. А когда они уже O kaip, задумались и стали o kaip jie отделяться, pradėjo, susigalvojo, pradėjo atsiskirti nuo jo, jisai pajuto kažkokią praradimą. Ir aš dabar siūlau pamatyti save kaip pilną ir pažiūrėti tą dalį, ir pažiūrėti tos, kurie atsidalina. Ar tu nori būti atsidalinime, ar nori būti pulsuojantis didžiulis, be galo pabaigos kūnas. То есть он забыл Tai yra, себя. jisai pamiršo save per kūrimą. Tai daug nutinka kūrybiniams žmonėms. хочется Jisai nori jam būti pilnu, Ну, по
попробуй войди в ir, себя, целостного пульсирующего, ir pamėgink įveikti į без save tokią определения pulsuojančią границ. be ribų. Это все равно, что солнце будет Tai tas pats kaip переливаться лучом, который saulė собой и растворяется в том бытие. atsiskirs ir bus kažkur erdvėje. Bet jisai jos Или дерево будет происходить. jaus. Ar kaip medis, kad medis praras savo kažkokios lapus. Jisai dabar įveina ir viską įsiplečia ir viskas atsistoja savo vietas. Ir tai dabar toks kaip bliksteliamas, jisai viską prisimena apie save. Совсем другое. Visai kitas požiūris į save. Pažiūrėk dabar į save, kaip procesai fiziniam plane eina pas Rolandą. Tai kas dabar paraleliai fizikoje, psichosomatikoje. Физики как будто бы он встал в свою... Fizikoje kaip kad jisai atsistojo į savo vietą, į savo skyrelį. Для людей предназначен. Kaip savo paskirtį, savo tą, ką jis turi daryti. Kaip jisai buvo užplanavimas, kaip jisai galvoja, visas kūnas dabar persistato. Ir dabar tai yra, turėjo viskas būti taip. Bet per atskirimą, per formą įsijungia sistema dualumo ir tu lengvai pereini iš pliuso į minusą, iš minuso į pliusą. Ir kas liečia psichinio, psichologinio būsenos, jisai įsilygina, išeina į tą būseną pastovos laisvės, kažkokio tai kažkokio tenkinimuose laisvę, skrydžio. Эмоции, мысли относительно того, кто... Emocijos, jausmai, kas link to, kuris turi reaguoti ir kas turi vertinti. Kur taip įrašyta erdvėje Rolando. Ten buvo kaip tokia maža intarpas galvoje. Kaip kad jį turi vertinti, jį turi mylėti, kad jisai turi būti geras berniukas, kad jį paimtų, priimtų ir iš ten viskas eina. Aš tai sukūriau, bet aš dar turiu nusipirkti teises, kad man tai priklauso. Dabar apreišk tuos, kurie kūrė tokios įstatymus tavo erdvėje. Mes matome tos reptiloidai ir taip toliau, visi kiti. Jisai visus prieš tave išrikiuoja iš eilės į vieną liniją. Tai irgi energija, kuri kaip plastelinas išminkite tavęs. Tu dabar gali. Jisai paima tą energiją, perdaro į savo vystymąsi, į savo savirealizaciją, į savo naujus ir naujus idėjas ir įvedimą tų idėjų į savo gyvenimą. Iš tikrųjų mes patys savo padarom žiūrovus, kažkokius scenaristus, kurie per mūsų energiją įgyvendina mūsų
noras per iškraipimus, per ekranus, per kreivus veidrodžius. И вот этот Ir человек šitas žmogus, tas žmogus beveidis, который создал kuris sukūrė ištisą mokyklą, tai gyvinas, сейчас, и у него iš jo dabar забирается paima savo energiją, прям таким мощным tokiu силом galingu, возвращается энергия. galingu srautu paima savo energiją atgal. И всем дает Ir visiems duoda информацию, informaciją. кто также запутался. Jis irgi Да. И вот те susimaišė. моменты, те подключки, Ir которые tos приводили to momentai, к tie prisijungimai, kurie buvo prie atveria psichinių tų nemalonių вот это тоже сейчас можно рассмотреть, pojūčių, dabar galima performuoti ir priklijuoti, расфокусировать. išfokusuoti. Это как залить красным Tai цветом, kaip который užpilti проявляется raudoną spalvą, kuri išryškina krasnį negatyvą, удерживает, kaip juostelę foto. Ir dabar užpilt visą tai savo plasminę, savo švietėjimu užpildyti. Ten, kur tu pažeidžiamas ir taip toliau. Ištrina. И все игры, Ir visus egregorius, kurie pas jį yra, они как маленькие kaip дверцы. mažas duris. Ir jis visur ten užeina ir iš ten paima savo energiją. И от Ir каждого nuo kiekvieno atsijungia. даже магия какая-то Netgi kažkokia magija pas jį buvo. тоже Irgi отключается, atjungia прям ir стирает ištrina. всю эту Visą tą религию, religiją, все это вот эти visą tai высказывания, судьба, posakius, kad tai čia yra tavo likimas, kad tau taip lemta, visą tai ištrina. и вообще вот эту программу Ir подчинения. būtent tą programą magija ištrina. Ir jeigu ta magija, jeigu ten už jo einasi, jo meldžiasi už jį, reikia viską nuveikti, visą informaciją ištrinti, visas kodas ištrinti. Да, Taip стирает. ištrina. Также все воплощения Taip проявляют visus предыдущие, savo įsikūnimus apreiškia. и в каждом, Ir kiekvienam он всегда такой visada toks революционер, revoliucionierius. разработчик. Visada buvo revoliucionierius. Сейчас забирает свой потом Ir dabar paima iš savo potencialą, savo energiją, все эти iš visų tų įvykių ir ištrina. и параллели Ir все paralelės visas очищает. išvalo. Мне что Ir dabar kas касается liečia родовых giminės struktūrų programų, его как мячик футбольный. pas jį kaip futbolo kamuolį mėto. У него есть от Pas отца jį yra nuo tėvo такой момент. toks momentas. Странный, непонятный. Keista, nesuprantami galvos. Но это не боли. Net neskausmai, bet būtent tokia būsena, kai žmogus, kai nesupranta, kaip žmogus nesupranta, kad, tai kaip sako, kad jaunimas nieko nesupranta, tai pasitok galvoj būsena. Ir tokiu momentu jis negali kontroliuoti, vidinį pykčio. Jis kaip sapne agresuoja. Tik po to supranta, kas įvyko. Ir tas momentas
энергию tiesiog nuo tėvo идет. eina. Сейчас O dabar jisai видит это как mato kaip didelė, гирю. kaip didelė virvė ir ant virvės didelė gyrė. Роланда Rolandas gali отцепить atkabinti šitą svarstį, jinai prie kojos pririšta ir tą svarstį nuėmęs atkabinti. убирает. Nuima. Она его Jinai mama jo, jinai почему kažkodėl tai прокляла? parakeikė. Имеешь в виду мама биологическая? Turiu minėję mama biologinė, Она прям, jinai tiesiog jį, ну она прямо к нему jinai относилась как кукла. jį žiūrėjo kaip į lėlę, o ne kaip į vaiką. Taip, bet mes galim pažiūrėti, kas per ją žiūrėjo tą vaiką tokiu būdu. Сейчас Tai dabar rodo. это прямо Tai toks tiesiog демон. demonas kažkoks. Ну, когда Kada Rolandas pamatė, не ребенок, kai Rolandas pamatė kaip ne vaikas, o kaip energija tą būtybę ir kažkokiu momentu, kai jisai darė poveikį jam, kaip jisai daro, kaip jisai žiūri į, ar yra kažkokia emocija, kas link tos būtybės. У него всегда был один Pas jį visada buvo vienas klausimas, už ką? к родителям. Dėl tėvų ir tai baidykliai. теперь ясно. O dabar aišku jam, Ну, он понимает, что jis dabar supranta, kad ta būtybė За то, что у них нет такой pas энергии, juos, у тебя она есть. dėl to, kad pas juos nėra tokios energijos, o pas tave jinai yra. Они только за Jie это tik, могут тебя jie tik tai vien už tai gali tave nekęsti, dėl to, kad tai yra parazitinė sistema, struktūra, dėl to, kad jinai turi intelektą ir didelį pavydą tau kaip energija. сейчас он Ir dabar jisai tai supranta, хочется вообще norą разорвать jisai кровные, visus sutraukit visus tos ryšius, которые тянут kurie родовые связи. kurie tempėsi. То есть при этом Tai yra она prie to jinai įdėjo его потоки į jo energetinius laukus, jo į генетические savo genetinės linijas. свое присутствие по Ar всему savo dalyvavimą visuose momentuose galima prašviesti где бы ты ни ir был, susprogdinti. Kur tu nebūtum, visur tu gali prašviesti visą tai. Jis prašviečia. почему надо ненавидеть? O kodėl reikia nekęsti tokių kaip Rolandas, jeigu kad jis susispaustų, jeigu jinai mylėtų jį, Ей не būtų mylėjęs jį, tai jisai būtų pradėjęs šviesti, jiems kaip tik reikia, kad suspaust, посадить в įkišti į tamsą Сущности тут тоже ir tą būtybę dar irgi susprogdina. И весь Ir visas savo gyvenimo eigą perrašo. он всю жизнь Jis visada laikė save prarastu, pasimetusi kažkokiu tai. вот все это Ir сейчас visą tai dabar perrašo. а приемная O mama, kuri buvo priimta, jinai tiesiog ну, tokia, она не, ну, так сказать, не доктор tai yra наук, ne kažkoks ne mokslininkas. Paprasčiausia žemės воспитывала, как kaip могла. gyventojas, kuri kaip mokėjo, taip mokino, kaip mokėjo, taip auklėjo. Prie to pačio dar su savo nusivylimais, programomis, įpročiais.
o jisai искал, taip считал себя skaitė save изгоем, išvarytų, одиночкой, неидеальным, что он тоже не vienišu, может строить neįdėliu, kad jis negalėjo с противоположным padaryti полом. santykių su Даже не знал, priešinga lytim. как их Jis net выстраивать, nežinojo, семью, kaip visą tai daryti, не знал, как šeimą. это всё вообще. Ну и плюс отпечаток Ir dar atspaudas nuo to, что kad, родная мама, не родная тоже kad женщина. Это же тоже tikrai netikra mama moteris, тех tai же tas antspaudas eina ant visų moterų ir tą programą dabar reikia anuliuoti. Taip, išima ir visas dabar tas, kaip turi būti, kaip reikia, kas turi būti, jisai viską ištrina, jisai viskas kaip jam gerai ir viskas jį bus taip, kaip jis norės. Taip. Dar kartą galime paimti visus savo elementus, kristalus, su kuo bendravo, į ką tikėjo. Taip. Tai ir draugai, ir pažįstami paima. Ir kas liečia sferos veiklos, kaip čia dabar, koks tikslas dėl ko, dėl to įdirbio, kaip Rolandas dabar, kam visą tai jam asmeniškai reikalinga. Jis dabar nori tiesiog apsireikšti prie jos kaip dailininkas savo darbu, kaip dėl savo įdomių darbų. Ir nesvarbu, kaip kas ką vertins, svarbiausia, jam norisi tai įkūnyti. Bet tai irgi tai ir kaip žaidimas, kaip tobulinimas tos formos kūno, kurį tu buvai apreiškęs. Tai pratęsimas šitos kūrybos. Ir dabar šitai galima pradėti ir nuo savęs. Ir einame į momentą dabar, į šviesos laukus, į antipasaulį ir einame į fiziką. Šviesos laukai kažkodėl tik virš galvos, kaip ta vadinama aura, tai tik tai virš galvos kaip nimbas, o ant kūno visai nėra. O pats plazminis kūnas, kaip atrodo? Kažkokia keista, kaip kad gabaliukais apsireiškia. Jam reikia į pilnatvę atvesti, taip kaip kad pats būtų paslėpęs. Ir ar išdovanoja, ar išbarstė. Taip. Jisai netgi pasakė, kad aš nenoriu būti matomas. Jisai netgi kitose paraleliais pasauliuose. Jisai netgi gyvena tankiai ne čia. Dalinai linkdamas ten, kažkokiuose paraleliuose pasauliuose. Dabar jis viską išrikiuoja naujai, visus savo laukus, kūną savo, plazminį. Ir antipasaulio apreiškia. Ir dabar sako, pats tobulumas perėjimo, kaip apnaujinimas kažkieno. Ir kiekvienas ląstelė praeina, pereidama iš vienos būsenos į kitą. Ir prie to tu randiesi čia, bet tu iš tikrųjų ir esi visur.
ir тебя antipasaulio очищает, išvalo savo baimės, комплексы, kompleksus, переживания pergyvenimus, išima, убирает, заполняет его светом. užpildo jį šviesa И на ir физическом fiziniam плане plane прям eina фильтром tiesiog filtracija, выстраивает išrikiuoja ветряную į и žemės очищает širdį свое ir тело išvalo savo kūną из iš воды, lauko ir viduj tuo pačiu энергии света, savo energiją из šviesos нейтронов, iš vidaus ir išorėj каждую iš, užpila. клеточку тела Ir kiekvieną, переполняет. kiekvieną Вот kūno именно dalelę pertvarko, išvalo. Tai yra голова, būtent нервная galva, система nervų sistema. восстанавливает эту структуру, Sutvarko šitą struktūrą. все вот эти лишние мысли, Ir visas tas nereikalingas mintis, ne jo viską išpurto, išvalo мозг, smegenis. вот этот анализ Ta постоянный, analizė pastovi. может так немножко он Tai перестраивает truputėlį jisai вечный perdaro самоанализ, amžinas savianalizę, amžinamis savianalizę. зрение E, восстанавливает, слух, Kalba, regą pertvarko. щитовидную железу, всю бронхолегочную Bronchus, систему очищает, plaučius, особенно легкие. ypatingai plaučius. Желудочно-кишечный тракт весь он очищает Visą virškinimo traktą светом, prašviečia. мочеполовую, гормональную, Šlapinimo sistema, harmoninė struktūra баланс приводит, išlygina į balansą atveda. мышцы Raumenis восстанавливает, atstato шейный отдел sprando плечи расслабляет, поясницу, pečius, juosmenį. прям Tai такое tiesiog tokia состояние легкости внутри полета. tokia lengvumas viduj skrydžio. Он Ir jis ощущает, jaučia, как это его kaip kad tai jo energija laisva cirkuliuoja kūne ir aplinkui. Jo laukia. Ir laukas didžiulis. А вот что O с kas su кожей pačia oda, kaip оболочкой supratimo, как он kaip kažkokių сейчас ribų, ее kaip kažkokios, преобразовывает, kaip jisai ją transformuoja, kaip трансформирует jisai, kaip убеждение. įsitikinimas, Это то, что тебя kad ограничивает tai, от kad чего-то. tave riboja nuo kažko. Tai. Она даже не Jinai netgi neriboja, ограничивает, jisai kažkaip ją как сам для kaip себя savo padarė. Dėl to, kad jis labai jautrus ir viską jaučia. Ну вот как есть, так Kaip yra toks supratimas, толстокожие люди, а есть чувствуют o yra kaip nervas. Bet ir tame ir džiaugsmas. Bet tai, kad Только tai до этого kaip чувствования все, он сжимался и atviras nervas. Ir kaip jisai теперь ты чувствуешь užsitraukdavo ir viskas būdavo tai blogiau. Dabar viską jausk, bet viską blikstelk, pašviesk ir, kaip sakant, plėsk. следуя своей Ir воле, как в тот момент, когда он что-то sek создал, savo сделал gamtą. Ir kaip, стал этим растворившись. Потом вспомнил ir kaip себя, prisiminė save, стал опять ir kaip pasidarė, vėl grįžo save, pasidarė galingu. Ir dabar nuimk iš savęs, nuo savęs visą šitą izoliaciją ir šviesk. Ir kiekvieną jausmą vis daugiau. Да. И тогда что? Ir tada kas?
мир Ir совсем tada pasaulis visai другой kitas стал, atrodo совсем visai добрый, geras ir приятный. pritraukiantis ir žmonės visai kiti. Ну да, вот как сегодня я Ir услышала dabar, kaip aš išgirdau šiandien tokią выражение įsireiškimą, mes галлюцинирование, haliucinuojam to, что ką мы matome. создаем Tai yra, галлюцинации. tai, Галлюцинация от слова tai гала, то sudarom есть это haliucinaciją. тоже некая Tai yra энергия, kažkokia структура, energostruktūra, kuri, которую мы kuri mes наполняем užpildome информацией, informaciją, как такой kaip tokia энергопузырь. energo И burbulą. наполняя этот Ir, энергопузырь информацией своими мыслями, своими ir užpildami visą воображением, tą мы создаем energiją образы. savo mintimis, savo Вот если та realybę. Jeigu ta галлюцинация haliucinacija себя, savęs, holograma savęs, которая kurie, была в начале kurie buvo сеанса, pradžioje seanso Rolando, kaip dabar jis ten Зажатый, запутанный. užspaustas, susimaišęs. а теперь выставляем O новую dabar голограмму išrikiuok себя, naują hologramą старую savęs. стираем tą seną ištrinam и выставляет нового своего ir dabar персонажа, как он выглядит этот персонаж. išrikiuojas savo naują personažą, kaip dabar atrodo tas personažas. Он Jis ramus, спокойно, pasitikintis, žino, ko nori не обращает ir внимания, nekreipia dėmesio į tuos, kur jo, как он kaip jis, пытается kaip jis bandė per juos suprasti, ką jie pagalvos, Все ką эти jie norės, себя проявляет. save apreiškia. все эти Visos reptilinės įtarpai nuimti, taip dar kartą savo realizaciją atidaro, Многовариантность разных daugia variantiškumą įvairių krypčių, именно связанных с būtent энергией surištų su energija, и человека, и вообще žmogaus ir aplamai su skirtingomis energijomis, vibracija, gyvenimo ritmas ir pulsacija šitų formų, kurį sugalvoja, финансовые потоки finansinius свои srautus измеряют, savo atskleidžia и пространство жилища ir gyvenimo vietą išvalyti. Norisi kažkokią agresiją, kažkokius pergyvenimus išvalyti. И вот это Ir отношение ta к маме, požiūrį į mamą. приемный, как он к ней еще Jisai kaip, jisai ją žiūri kaip suaugusi žmogų, o jinai viduje kaip vaikas yra. Tokia kažkur naivi, kažkur tai nesuprantama, где-то какая-то kažkur своенравная, kažkokia savotiška. в общем, какая-то она такая непонятная для него совершенно. Iš tikrųjų, jam jinai visiškai nesuprantama. Сейчас перестраивает. Dabar viską perikė, savo požiūrį, jisai savo požiūrį perrašo. Мгм. И вообще Ir aplamai пространство свое savo erdvę расширяет. išvalo dėl bendravimo su įdomiom moterims, su įdomiais žmonėmis. Мгм. И вот Ir ką, sinchronizuoti save. еще раз со всеми Dar kartą su savo visomis paralelėmis, realybėmis, versijomis. действительно Ar tikrai esi pasiruošęs? Taip, pasiruošęs? Давайте еще раз. Dar kartą. Синхронизируется. Sinchronizuojasi. Ну и все, возвращайся. Dabar grįžk. И включаем. Ir įjungia mikrofoną.
Kaip jausmai? Kokie įspūdžiai? Ну, в принципе, все хорошие. Geri įspūdžiai. Стал центром всего происходящего. Как и был когда-то. Ну, Dar klausimas. Kaip ir buvo anksčiau. у меня бывает вот эти память, забыл спросить, вот у меня память Pas mane eina retkarčiais atmintis, задерживается. Может, уже сейчас как-то все вернется, viskas но как будто бы ir taip, kaip kad, читал какой-то текст, kad perskaičiau kažkokį tekstą. через пару там просто не Už porą sekundžių tiesiog nieko neatsimenu. я забыл спросить. Kaip aš pamiršau Это paklausti apie tai. текст, эта информация была O iš tikrųjų tas tekstas, ta informacija buvo svarbi jam, Она ar buvo svarbi jums? Iš tikrųjų man viskas įdomu, не читаю, bet ką aš tik neskaitau, man viskas įdomu. Kažkokia tai klasika. Просто бывает так, что сознание Tiesiog būna, kad pati sąmonė nepriima tai, kas yra jai nesvarbu, o būna tai, kad neužtenka kažkokio mikroelemento dėl fizinio kūno palaikymo. Я зацикливаю очень. Тогда задавайте Tada вопрос. užduokit klausimą savo, kodėl ta informacija neliko manyje. У меня Pas mane приходит мысль, что она уходит туда, куда man ateina mintis, kad kažkokia tai lentyna ir kai jinai bus reikalinga, хочется bet norisi operuoti tą informaciją čia ir dabar. опять надо читать, то есть по второй раз. Даже учился Aš netgi mokinausi skaityti greitai, 300-400 слов в минуту. daug žodžių minutė. Книги надо годиться. И вот как-то Ir понимаю, kažkaip suprantu, другой уже страницы. Это тоже tai недоверие. čia irgi nepasitikėjimas То, savim. что мы сейчас Ką mes tam pradirbame, это tai недоверие tas заключается в том, что nepasitikėjimas, до сих пор tai kad jūs nepriimat to, kad visa ta informacija, visa tos knygos pasaulyje yra tik tai dalis informacija, kurie jūs pats esate. Ir bet kokį klausimą jūs galite išpakuoti, nežiūrėdami į kažkokią literatūrą. Aš į savo literatūrą, tai yra kas pas mane, aš kur kažko tik tai nepradėdavau, tai kažko reikia man išmokti kažkokius žodžius, kažkokius dar kažką. Ir kaip tai aš tik pradedu prisiminti ne savo, aš toj pradedu, aš tik pradedu trūkti mano grandinė minčių, aš viską tai nuimu ir aš paskiausiai galų gale tik paprasčiausiai kalbu, o pas jūsų tos informacijos labai daug, o jums reikalinga tai, kaip mes ateinam šitą pasaulį, reikia išmokti rašyti, teisingai reikšti visą tai, o informacija ezoterinė, ta mentalinė jau yra. Ją tiesiog reikia transliuoti ir viskas. Pasitikėti. Что идет информация, просто нигде не прочитал, а человек говорит. Eina informacija, atrodo niekur neperskaičiu žmogus sakai ir viską vyksta. Dar kažkokie terminai yra moksliniai. Aš domiuosi kvantinė fizika, neurofizika. Nes tarp eilučių pas joje yra tiek, ypač to dar, ko žmonės neprigalvoja netgi to. Atrodo, kad tai pasakyti, tokių žodžių nėra. Ir supranti, kad tai yra, bet niekaip nepavadinta. Ir tai yra savo mąstymo žaidimas. Ir kažko perskaitysiu ir kažkam papasakosiu. Aš tiesiog ieškau patvirtinimo knygose. Mane kažkaip tai yra kažkoks supratimas, bet aš noriu patvirtinimo. Ir kaip jūs pradėsite atsiskleisti ir kaip
pradėsite bendrauti su žmonėmis, jūs pradėsite stebėti, kad tai bus patvirtinimas. Aš jau dabar susidomėjau, ką jis ten daro, aš noriu taip pajusti. Ar yra kažkokie prietaisai? Aš dar tokios mikrosferos, tokios tokie kabeliuose, kur aš iš tikrai savyje panaudoju ir aš tą mikrosferą, jeigu kažkur skauda, uždedu, 15 minučių pabūna ir viskas tai praeina. Pas mus yra tokie įdirbiai, kurie vadinasi infraraudonė. Pas mus yra tokia, pas mūsų yra padaryta, kur povandeninio laivams personalui raudonai maišai, kurie tai veikia. Aš irgi savo padariau. Visą tai veikia ant kūnų, ant tam tikrų kūnų dalių. Aš visą tai naudoju. Ir mano tėtės irgi nešiodavo ant akių, ant sąnarių. Jausdavau, kad visą tai veikia. Jinai nesupranta, kodėl taip reikalinga. Aš dar skaičiau, kad į kapsulę negalima įeiti po 70 metų. Tik fragmentinės ryšius. Ir aš noriu mamai duoti, kad jinai pamėgintų. Kad būtų lengviau. Nu ką, dabar jūs rašykite mums, kaip pas jūsų reikalai, mums labai įdomu. Taip būtinai įdomu. Man seniau apie tai sakė, kai tu turi, tai nevertinė, kai tu turi vertinę. Mes retkarčiais dėdame į YouTube, ar galima įdėti? Aš mokus nieko tokio labai, nebuvo nieko tokio, kad kažką išeičiau, todėl galim įdėti. Galim, taip, ačiū. Jeigu tai žmonėm padės, jeigu eina kažkokia programa, kaip kad fizikoje, taip ką aš. Esmė tame, kad aš nenoriu labai daug reikštis. O kas sako, kad jūs labai reiškitės. Jūs tiesiog gyvenat, jeigu tai žmonėm bus į naudą, aš tik tai už. Tai yra tas, tai kad kiek mes gauname iš tokių padėkos laikų tiems, kuriems leido publikuoti šitą seansą, nes kažkam tai bus išsigelbėjimas. Mums tai nieko nereiškia, mes paklausime, pravedėm seansą, o kažkam toks insaidas, kad kažką pakeis gyvenimą, kažkaip pasuks tinkamą linkmę. Aš žiūrėjau su Virginijos seansą. Dmitrijaus. Ir kai kurie momentai, kaip eina, kaip prisijungimas nuo daug žmonių, ir kaip jisai padėjo atsijungti, man būna, kad aš prabundu. Ir aš suprantu, kad nesąmoningai tai vyksta pastoviai. Ir aš galėjau suprasti, kad aš kažkaip kitaip. Ir jų nuopelnas tų žmonių, kurie vyksta į jūsų seansuose. Tai čia toj pavyzdyje kaip upėje, jeigu jinai
Jeigu нарушается, jos tam нарушается не tiekmės протокол, sutrukdyti, bet ne dėl to, kad автоматизированный jinai такому течь, а потому jinai что nustoja где-то kitaip завал. judėti, dėl to, И kad нужно просто убрать то, что tai yra мешает движению. Если что-то užversta пошло ta не так, upė. надо Paprasčiausiai reikia išimti šitą kliūtis ir tada pradeda tos veidrodžios, tos akmenys užverstos ir nuėmus viskas, ta upė pradeda būti, ten pradeda energija visa judėti. Aš Опс, у меня там чат-бот сейчас не доработал, pas нам mane нужно dar поменять ne телефон telefone ну или в ar Телеграме. У telegrame. меня везде Pas mane указан мой visur телефон, mano это parodyti, Messenger, WhatsApp, visur parodyti что там mano хотите, telefonai. какую-то информацию хотите. Jeigu norit kažkokią informaciją duoti Зачем ar чат-бот? Там paklausti, что-то tai jūs надо там откорректировать parašykit, по телефону o reikia atkoreguoti dar. Ну все, Nu мы на ką, связи. mes ant Очень ryšio. было приятно с Labai вами buvo malonu su познакомиться. jūsų susipažinti, pabendrauti. Visko geriausio.